Sveiki, po pirmojo pasaulio čempionato turo visi turėtų vilkėti štai tokius marškinėlius, nes pasaulio čempionai buvo sumušti 5-1 ir tai padarė Olandijos rinktinė. Bet šiandien ne apie juos. Šiandien apie ispanus, kurie žaidžia su Čilės komanda ir iš tikrųjų situacija tokia, kad jeigu jie pralaimės Čiliai arba netgi jeigu nelaimės, jiems, vadinkime daiktus savo vardais, šakės. Iš tikrųjų, Ispanijai reikia laimėti. Čilė laimėjo prieš Australiją pirmasias savo rungtynes ir tarsi tai suteikia šansų, bet ispanai yra ispanai. Manau, kad jie laimės, nors rungtynės neturėtų būti rezultatyvios. Labą dieną tiem, kurie neabejingi futbolui. Šiandien laukia labai karštos varžybos. Žaidžia Ispanija prieš Čilę. Žinai, brangiau, aš tikrųjų savaitę prieš būčiau stačiusi už ispanus, bet kadangi jie pralaimėjo taip gėdingai Olandams, tai žinok, nebežinau, ką daryti. Vieną kartą pralaimėjo ir ką, jie yra daugkartiniai pasaulio čempionai ir visų galų čempionai. Ir Ispanijos rinktinėje žaidžia tokie kaip Piqué, Torresas, Ramas. Vieni seksualiausių, gražiausių ir nuostabiausių vyrų. Tai aš manau, kad tikrai ispanai laimėti turi. Futbolė esmė ne išvaizda, o įvarčių kiekis. Aš manau, žinau, kad ispanai gaus į kaulus. Rezultatų 3-1. Aš kaip tik galvoju, kad jie šį kartą labai pasistengs ir parodys rezultatus tokius, kokius visada turi. Mes pažiūrėsim. Urugvajaus komanda žaidžia toks futbolininkas Suaresas. Jį vadina kanibalu. Dėl to, kad Urugvajaus komanda pasaulio... Aš čia nedirbu, viskas. Aš irgi. Keiskit man partnerį. Lažybos gyvai orangulas.lt